Ok, dabar bus video apie tai, kaip redaguoti headingus arba hashtagus, dažniausiai vadiname arba h-tagai, hashtagai arba headingai. Ir prieš tai noriu paminėti, kad yra daugiau WordPress mokymų, įvairių tutorialų, mokymų, instrukcijų pavadinkim. Galima rasti tiesiog arba ateiti į Easy SEO Lab, čia bandau struktūrizuotai surašyti su pavadinimais ir kad jau su tiesioginė nuoroda į instrukciją konkrečiai, arba, sakykime, kur yra kelios instrukcijas, arba galima surasti per Google paiešką, yra YouTube playlistas ir čia yra daugiau WordPress mokymų, kaip kažką padaryti ir galima paskaityti arba surasti ir tiesiog atkartoti tai, ką aš darau ekrane. Bet dabar tada pereinam prie headingų, kaip redaguoti headingus. Aš dabar rodysiu, kaip redaguoti headingus kategorijose. Tai yra kategorija WooCommerce, produktė WooCommerce ir pačiam įraše, nesvarbu postas arba pages, puslapis arba įrašas, technologija yra ta pati. Čia rodau, kaip naudoti arba su klasikiniu redaktoriumi. Tai tinka tokiam WordPress'ui, kur nėra konstruktorių, kur nėra kokių nors builderių, Divi, kokie dar yra, Gutenbergai, Astra, jų yra daug, dabar visų neprisimenu. Tai, kaip mes padarytume, jeigu mums reikia, tarkim, poreikis yra toks, kad mes norime elektroninę parduotuvę, dabar čia turim demo parduotuvę, kad kategorijoje apačioj mes norėtume redaguoti hashtagus. Kategoriją mes surasim taip, parduotuvė. Taip, yra keli būdai, parodysiu ir vieną ir kitą. Tarkim, yra kvepalai, mes norim kvepaluose. Turim, tarkim, čia produktus ir norime štai čia, kad kategorijoje, šitoj kategorijai kvepalai atsirastų hashtagas. Patikrinam, pavyzdžiui, ką mes turim šiai dienai. Iš hashtago, turime kvepalai, tai yra šitas H1, jis čia nėra redaguojamas, kadangi neturime builderių. Bet kai mes kurime jau parduotuvė klientui, tada mes padarom, kad hashtagas būtų per čia redaguojamas, o čia išimam. Tai čia dabar žiūrėsim į šiek tiek kitokį atvejį, bet parodysiu, kaip galima valdyti, jeigu jūs neturit hashtagų visiškai. Ok, tai čia viršuje turime redaguoti kategoriją ir galim paspausti įeiti į kategoriją, iš karto mes ją redaguosim. Ir toj parodysiu, kur mes redaguosim šitus tagus. Štai čia, jeigu jūs neturit tokią laukelę, čia mūsų programuotojai suprogramuoja, arba, sakykim, tiesiog reikia programuotojai, savo programuotojai pasakyti, kad jisai suredaguotų, padarytų galimybę pridėti papildomą tekstą kategorijoje. Tai pas mus jau yra padaryta ir čia, pavyzdžiui, aš noriu dadėti kažkokį papildomą tekstą, padarysim taip, aš dabar iškopijuosiu, šitas yra H2. Jeigu aš jį pasirenku, čia matau yra headingas H2. Tarkim, aš noriu pridėti kažkokį kitą headingą, kad būtų kvepalai. Padarysiu dabar kvepalai. Gal net padarysiu taip, kvepalai H1, ir toliau bus, aišku, H2, H3. Ir ant kiekvieno, štai čia, galiu uždėti čia H1, H2, H3. Tarp kiekvieno iš jų galiu parašyti tekstą, jeigu tai yra, sakykime, kažkokia pastraipa, aš čia galiu parašyti tekstą ir tai bus kaip paprasta pastraipa. Taip, dabar mes turime išsaugoti. Čia, update spaudžiam. Jeigu kilo klausimas, o kaip kitaip surasti tą kategoriją, tai reikėtų prisijungti į adminą, po kairė yra WooCommerce ir mes ieškom čia prie produktų kategorijos. Tada atrodytų štai taip procesas. Kategorijos, produktai, kategorijos ir tada ieškom kategorijos konkrečios, kokios mes norim. Aš radau dabar kvepalus. Tai, kas buvo padaryta, jau yra išsaugota, man tik tai reikia čia išskleisti plačiau. Ir šitas tekstas jau yra išsaugotas. Dabar aš noriu peržiūrėti. Viršuje yra, man rodo angliškai, view kategorija. Ir tada, patikrinam, pirmą pažiūrim. Tekstas čia atsirado. Jeigu patikrinam, su kokiu nors extensionu arba įrankiu, headingai,
kvepalai, tai čia yra užprogramuota, kad automatiškai darytų šitoj vietoj, tai yra vienas headingas, mes liekam prie jo, ir dar yra kitas mano H1, kuris yra žemiau. Tai jeigu pas mane būtų suprogramuota taip, kad automatiškai generuoja viršuje ir tada nėra galimybės redaguoti, jeigu nėra konstruktorių arba nėra suprogramuota, tai tada jis ir nesikeičia. Bet jeigu čia viršuje nėra H1, tai tada aš daryčiau taip. H1 sukuriu čia, įrašau, ko man reikia, parašau savo tekstą ir toliau dėlioju struktūrą H2, H3 ir taip toliau. Dar neparodžiau. Taip, vat yra mano hashtagai, yra jau atsirado turinyje. Tai čia buvo kategorija, produktai yra paprasčiau, produktai WooCommerce jau iš karto yra ta galimybė, atidarom, pavyzdžiui, produktą ir čia pažiūrim, kiek mes dabar turim hashtagų. Dėl paprastumo gal man reikėjo nukopijuoti, to aš padarysiu, atidarysiu naują langą, kad man nerašyti iš naujo tą tekstą, bet aš dabar nukopijuosiu šitus kvepalai ir tada mes nueinam į, kur mes buvom, produkte. Taip, čia, tarkim, aš šitam produktui noriu pridėti hashtagus. Ne visada mes optimizuojam produktą pagal visas SEO taisyklės, nes reikia nuspręsti, ką mes optimizuojam konkrečiam raktažodžiui, nes negali optimizuoti, nerekomenduojame optimizuoti 10 skirtingų vidinių puslapių produktų kategorijų vienam raktažodžiui. Kaip tai padaryti, kaip žinoti, kokiam raktažodžiui kas yra optimizuojama, turėtų būti pas mūsų video, kas yra raktažodžių grupė ir kaip reikia grupuoti raktažodžius. Aš paskui pridėsiu, čia bus susietas video, galite šiaip YouTube surasti arba bus ant ekrano atsiras ir dar pridėsim į šio video aprašą apačioje, bus irgi nuoroda į tą naudingą, kuris gali būti naudingas. Tai čia mes turim tą produktą ir tarkim aš jame noriu, kad atsirastų hashtagai. Procedūra yra ta pati, arba aš dabar iškopijuočiau, ne? Bet ašgi noriu parodyti, kaip padaryti. Tai tada aš nekopijuoju, tai procedūra yra tokia pat. Pavyzdžiui, aš noriu, kad šitas tekstas būtų H2. Tai aš pasirinkau, pažymiu ir turiu išsaugoti ir tada man šitas tekstas bus sužymėtas kaip H2. Galima tai patikrinti, dar kartą trumpai, greitai tai yra patikrinam. Tekstas čia yra išsaugotas ir hashtagas ar atsirado, taip, H2 mano parašytas atsirado. Taip, ir dar žadėjau parodyti, kaip turi atrodyti poste, pats įrašas, jeigu mes rašom kokį nors įrašą apie kažką. Tai įrašas arba puslapis po kairė, kur yra pages, arba puslapis, procedūra identiška, aš gal net nerodysiu kaip puslapyje, bet parodysiu kaip gal esamam. Taip, titulinio puslapio dizainas. Elektroninės parduotuvės privalumai. Paimkim šitą įrašą ir jame pažiūrėsiu, ką dabar, kai paspaudžiu ant pranašumų, štai čia, aš matau, kad tai yra jau headingas 2. Savybės yra headingas 2. Procedūra būtų ta pati, nukopijuoju, kad man dabar nerašyti. Jau tai yra H2, nes man iškopijavo, bet aš, tarkim, netinka, aš noriu pakeisti H3, keičiu štai čia ir atnaujinu. Tiek šiam kartui. Jeigu kyla klausimų, dar kažkas neaišku, parašykit komentaruose žemiau ir aš tada galėsiu įrašyti papildomą video arba gal trūksta kažkokių instrukcijų WordPress panaudojimui, irgi parašykit komentaruose, aš galėsiu sukurti naują instrukciją pagal poreikį. Iki.